Sveiki. Žinau, kad dabar daugelis susiėmė, nes darbo diena. Tačiau aš nusprendžiau, kad netidėliosiu vakarui, netidėliosiu kitai dienai, o tiesiog šiandien atėjus tam impulsui, kuris atėjo, imsiu ir pakalbėsiu apie laiko tendencijas, šio meto tendencijas, kurios nėra aprašytos nei jokiam kalendoriui, nei jokioj astrologiniai prognozijai. Jos yra absoliučiai mano individualios. Tačiau, kaip dažnai nutinka, tai, kas ateina vienam žmogui, dažnai užkabina ir paliečia ir kitus. Bent jau kažkokia tai viena mintis. Būtent su ta intencija aš ir rengiu tokias transliacijas mūsų grupiai. Gal dabar mažiau rašau, tačiau pastebėjau, kad tai sutaupo ir laiko, kada mes kalbamės, ir nereikia laiko užrašinėti minčių, kurios yra greitesnės. Ir kalbant daugiau persiduoda ir būsena, ir ta vibracinė informacija. Mums iš tikrųjų yra reikalingi abu dalykai, kad suvokti informaciją, mums reikalinga ir mentalinė informacija mūsų mentalui, mūsų protui prasiplėsti, ir taip pat vibracinė informacija, kuri eina už žodžių ir kuri paliečia kur kas subtilesnės mūsų dalis ir dažnai prasismelkia kur kas giliau. Todėl šiandien aš neduosiu jokių prognozių, bet pakalbėsiu apie tai, kaip aš jaučiu šitą laiką, kaip aš jame esu. Šitas laikas, tai nėra tos gąsdinančios prognozės, kurių galima rasti įvairiuose kanaluose, mūsų žiniasklaidoje, medijose, netgi ant mūsų bičiulių sienų. Ir jeigu jūs atidžiai pasižiūrėsite blaiviu žvilgsniu į tai, ką žmonės transliuoja, jūs pamatysite, kad kiekvienas gieda savo giesmelę. Tai reiškia, kad kiekvienas pasigauna kažkokį tai dalyką, kuris jam atrodo aktualus, ir jis visą savo dėmesį nukreipia į tą dalyką. Ir tas dalykas apima jo pasaulį, užpildo visas jo dalis ir atrodo, kad to kito kažko ir nėra. Štai šitaip ir reiškiasi mūsų realybės fragmentacija, kada mes savo dėmesiu pasirenkame tam tikrus dalykus iš tų visų kitų dalykų, kurie taip pat yra tuo pat metu. Ir mes pasirenkame, kad kažkur vyksta karas. Aš nesakau, kad kada mes negalvojam apie tai, kad jis nevyksta, bet jeigu atkreipsi dėmesį, kaip mūsų mintis, mūsų dėmesys mus nuneša į tam tikrus dalykus ir jais užpildo mūsų kasdienybę, jūs suprasite, kad tik tai nuo jūsų priklauso, kiek jūs kam paskirsi dėmesio. Ir kam jūs paskirsi dėmesį, tai ir realizuosis. Ir netgi iki tokių globalių dalykų, kurie, pavyzdžiui, jeigu YouTube kanalus prasižiūrėjus, jūs pastebėsite, kad kokias antraštės eina, arba ten Facebook'e tame pačiame. Ir netgi labai išmintingi žmonės taiga nukreipia savo dėmesį į kokį nors vieną dalyką ir jį tiesiog padaro labai reikšmingą. Vat tas dalykas jų gyvenime ir realizuojasi. Štai tokia yra šito laiko paslaptis, ir ne jokia jau nebe paslaptis, bet tiesiog šito laiko tendencija, kuri vis kuo toliau, tuo labiau ryškės. Ir aš jau 100 kartų turbūt pasakojau savo transliacijose, savo video, kad visi tie dalykai, kurie susiję su žmogaus asmenybė, su jo mintimis, su jo jausmais, sugebėjimu savo dėmesį valdyti, būti sąmoningu žmogumi,
iš tikrųjų jau turi būti mūsų, kaip pasakyti, pagrindų tapę ir dabar jau nebėra tas laikas, iš tikrųjų, tiksliau, jis visada bus tiem žmonėm, kurie to reikia, bet mes jau tie, kurie šitą pagrindą turi, mes galime eiti į visiškai kitus dalykus, į tą kitokį realybės pojūtį, va, taip kaip aš jį jaučiu ir ką noriu jums perduoti dabar. Ir galbūt kažkam tai, ką aš pasakoju, gali atrodyti kaip kažkokios abstrakčios frazės. Žinot, ir man tai kažkada tai buvo kaip abstrakčios frazės. Bet kada aš tiesiog čiupinėju tą realybę, čiupinėju jos fragmentiškumą, aš tiesiog akivaizdžiai matau, kaip persispina tos skirtingi laiko kažkokie vektoriai, skirtingos laiko linijos. Nu, aš matau, kaip jos praeina, aš jas fiziškai jaučiu netgi. Ir kartais netgi akim matau, tiksliau ne fiziniam akim, bet tokiu kažkokiu vidiniu matymu. Ir aš tikrai jūsų nenoriu vesti kažkokį tai klaidų, klaidžią realybę, kurioje neina nieko suvokti. Aš tik tai noriu pabrėžti, kad šitame laike viskas vyksta truputėlį kitaip negu ankstesniam laike. Ir labai noriu jūs pakviesti dar kartą pasižiūrėti, kam jūs atiduodat savo dėmesį. Ir tai yra labai paprasta. Tiesiog jūs peržiūrėkite savo Facebook'o draugų postus, jūs pamatysite atspindį savęs. Skamba truputėlį keistai, bet jūs pamatysite, kas yra jūsų realybėj. Lygiai taip pat peržiūrėkite tuos video antraštės, peržiūrėkite, ką jūs žiūrite. Ir jūs suprasite, kas yra jums svarbu, kur jūsų dėmesys. Ir kada jūs pamatysite tas antraštės ir gal netgi gali būti šokas mažas, o Dieve, tai vadinasi, aš šitą realybę traukiu į save. Aš ją kiekvieną akimirką įkvėpinėju ir aš ją tiesiog kviečiuosi po save. Tai tiesiog aš nekalbu dar apie tai, kad dabar šiame video, kad jūs rinkitės, jūs turite galimybę rinktis, tai yra, kaip sako tame filme, elementaru Watsonai, mes galime rinktis ir mes visi tai renkamės. Ir tai vyksta taip paprastai ir be jokių ten kažkokių aukštų materijų. Ir tam nereikia jokio mokslo. Vienintelis dalykas, kurį jūs turite turėti, tai jūsų dėmesys. Ir gebėjimas tą dėmesį sąmoningai nukreipti ten, kur jūs norite. Tai yra Daugiau mes, be šito dalyko mes niekur toliau nenueisim. Tai va, noriu pakviesti tiesiog netikėti jokiom prognozėm, jokiais baisiais dalykais ir atkreipkite dėmesį, kuo daugiau žmonių rinksis dalykus, kurie nėra baisus, savo dėmesio rinksis, tuo mažesnė tikimybė, kad tie dalykai realizuosis. Ir iš tikrųjų, net jeigu jūs kažkur tai galbūt domitės tais reikalais, tai jūs pastebėsit, kad daugelis prognozių su datom kažkokiam jos neišsipildė. Ir vis labiau jos neišsipildo dėl to, kad žmonių sąmonė labai kinta. Ir atsiranda žmonių sąmonės, vis daugėja tokio sąmoningumo žmonių, kurie sąmoningai pasirenka tai, ką jie nori matyti savo gyvenime. Ir jeigu jie sąmoningai pasirenka tai, ką matyti gyvenime, grožį, gėrį, meilę, tai nereiškia, kad tie kiti dalykai išnyksta savaime, bet tiesiog mes tokiais būdais padidinam galimybę, kad tie geri scenarijai realizuotųsi. Ir iš tikrųjų, jeigu aš anksčiau kalbėjau apie tai, kad mums nereikia bijoti ten ir panašiai, ir mes tą baimę pritraukiam kažką, tai dabar aš jau noriu kalbėti apie tai, kaip mes sąmoningų dėmesį pasirinkdami tai, ką norime pasirinkti, mes iš tikrųjų keičiam ne tik tai savo realybę. Čia yra labai labai svarbus momentas. Mes keičiame ir visų žmonių realybę, kurie yra aplink mus. Tai yra didžiulė atsakomybė. Tai yra dar prasiplėtimas toks, kad aš ir tu mes vieno kraujo, kaip sakė Mauglis, bet čia iš tikrųjų dar toksai platesnis ir erdvesnis požiūris, kad aš ne tik tai
atrandu vienovę su tuo, kas yra aplinkui, bet aš netgi keičiu tą kitų žmonių, kurie yra aplinkui, realybę. Tai yra iš tikrųjų grandiozinis pokytis ir suvokimas, gal jūs jau jį ir turite savy, tai tada nuostabu, jūs galite tikri tie kūrėjai būti, kurie iš tikrųjų tveria tą dėmesį savo aplinką kūrė, nes ne tik savo, mes jau dabar nuo tos ląstelės einam kur kas plačiau. Tai va, tai yra toks vienas momentas, kurį noriu pasakyti. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad tie visi realybių variantai, pavyzdžiui, aš esu tas žmogus, kuris gyvena kažkokiam tai kaime, Garnelių Utenos rajone, ne? Aš tas pats žmogus, kuris išsiskyrė su vyru, bet aš tas pats žmogus, kuris ir neišsiskyrė su vyru, aš tas pats žmogus, kuris dirbo laikraštyje ir aš tas pats žmogus, kuris metė laikraštį, nors jisai jo ar nemetė ir lygiai taip pat aš savo galvoje galiu prasukti begalybę įvairiausių variantų, pavyzdžiui, baimė, kad man nukris plyta ant galvos ir aš esu tas žmogus, kuris bijo, kad plyta nukris ant galvos ir lygiai taip pat aš esu tas žmogus, kuris visiškai laisvas ir nebijo nieko ir aš esu tas žmogus, kuris keliauja į Maldyvus ir aš tas žmogus, kuris keliauja, niekur nekeliauja, tik į savo rūsį. Žodžiu, aš čia tiesiog hiperbolizuotai ir hipotetiškai šneku, bet tas galimybių spektras, jis kaip niekada dabar yra ryškus. Ir jeigu mes kartais galime savo galvoje prasukti begalybę minčių, begalybę scenarijų, o kas bus, o jeigu taip, žiūrėk, jis į mane pasižiūrėjo, reiškia, jis į mane myli. Ir visa tai yra tiesa. Viskas yra absoliuti tiesa. Suprantat? Tai jeigu viskas yra absoliuti tiesa ir jeigu viskas yra, tai vadinasi tas mano dėmesys, jisai išsirenka iš viso to, kas yra. Ir jūs tikrai tai žinot, jūs tikrai protu tai suvokėte. Kokia yra problema, ar net gal ne problema, bet kažkoks toksai klaustukas, sakykim taip, kad mes daugybę dalykų protų visi žinom puikiausiai. Tačiau nėra susijungimo tarp sąmonės ir žinojimo. Susijungimas tarp sąmonės ir žinojimo, tai reiškia, kad tai integruojasi į mano lauką ir kiekvienas mano veiksmas, kurį aš darau, yra pripildytas to susijungimo. Labai dažnai mes, netgi aš pati save pagaunu, kad aš kalbu, kai aš pradedu kalbėti tėkmėje, kanale esu, kada man tiesiog srūva mintis, ypač per webinarus, kuriuos vedu, aš pasiekiu labai aukštas vibracijas ir informaciją, kuri ateina iš labai subtilių erdvių. Tačiau gyvenime, kasdienybėje tie dalykai man ne visada susijungia. Ir pats pagrindinis dalykas, ko aš ieškau, tai susijungimo. Tai ne tai, kad ieškau, bet bandau kas akimirką integruoti tos dalykus, kuriuos aš žinau kaip protas, kaip asmuo ir tos dalykus, kurie man atiteka subtiliais kanalais. Tai čia irgi jums tas žinutė tokia apie šio laiko tendencijas, kad mes mokomės, aš, jūs mokomės sujungti tą subtilų pasaulį su savo materija, su savo asmenybė, su savo žemiškumu, su savo socialiniais veiksmais kasdienybėj. Nes mes galime būti kupini meilės, bet kada ir tų suvokimų iš pačių subtiliausių pasaulių, tačiau mūsų materialus pasaulis šito neatspindi. Ir šito neatspindi mūsų kasdienybė, mūsų kasdieniai veiksmai. Štai jeigu susijunginėja dabar visame kame subtilus pasaulis ir dvasinis pasaulis ir ta riba tarp jų plonėja, apie tai kalba jau daugelis,
Vadinasi, ir mes savo fiziniais kūnais, savo visą tą fizinę struktūrą, asmenybę, turime su savo subtiliaja dalim taip pat ieškoti konekto kuo glaudesnį. Ir tai yra ką veikti. Tai yra ką veikti. Ir tie, kurie tai daro, žino, apie ką aš kalbu. Toliau. Jūsų, dar tokį vieną momentą norėjau pasakyti, kad atkreipkite dėmesį į save dabar, kad po viso šito spalio, rugsėjo mėnesio galėjo pasikeisti jūsų požiūris į daiktus. Ta prasme, kad tie dalykai, kurie jūs supa, jūsų rūbai, jūsų stalas, kėdė, lempa, netgi gėlės ar daugybė kitų dalykų, staiga jūs pajaučiat net spalvos, jūs pajaučiat, kad visa tai su jumis neberezonuoja. Ką apie tai kalba? Tai kalba, kad jūs viduje atsirado kita nauja informacija, visiškai nauja, kad jūsų vidinė struktūra pasikeitė. Ir jeigu jūsų vidinė struktūra pasikeitė, vadinasi, pamažu, nebūtinai drastiškai, keisis ir jūsų išorinis paveikslas. Tai reiškia, kad ta materija, tie materialūs čiupinėjami dar vis dalykai, irgi keisis. Ir aš ne šiaip savo paminėjau daiktus, netgi drabužius, netgi makiažo priemonės, puodelius mūsų virtuvinius, ne? Jūs galite pastebėti, kad laiks nuo laiko jūs dalykus keičiate ne todėl, kad jie sudužo, kad jie kažkokie, netgi iš mados jie neišėjo, bet tiesiog jie su jumis neberezonuoja. Ir tai yra labai svarbus požymis, kad jūsų viduje įvyktų pokytis. Ir jums aplinka per daiktus signalizuoja, kad jūsų viduje įvyko pokytis, vadinasi, keisis viskas aplinkui. Nuo žmonių aplinkos, kuri jūs supa, iki daiktų, iki veiklų kokybės netgi. Apie šitos dalykus aš labai išsamiai kalbėjau savo paskutiniam webinare, kaip paleisti seną ir drąsiai eiti į naują vibracinis vektorius. Aš tiesiog smulkiai tai analizavau, labai atvirai per visą savo patirtį, per savo išgyvenimus gilius, transformacinius, kurie paskutiniu metu vyko. Dabar aš dalinuosi tik tai, tokiais fragmentais, bet jūs atkreipkite juos dėmesį. Jeigu norite, webinaras su manim visada parašykit ir jūs jį turėsit. Tai va. Tai dabar einam toliau. Laiko pokyčiai. Jeigu jūs esat jautrus, nesat bėgantis labai stipriai ir negyvenate automatu, jūs galėjote pastebėti tokį dalyką, kad laikas visiškai nebėra linijinis. Kas yra linijinis laikas? Linijinis laikas tai žmogus gimė, žmogus mirė. Aš esu taške A, man reikia nueiti į tašką B. Čia yra linija, ne? Ir mes einame šitame linijinėme laike, mes esame, mes vadovaujamės savo protu. Mes vadovaujamės savo protu. Mes nesivadovaujame tuo spektru, tų galimybių spektru, kuris yra aplinkui ir jis visą laiką yra. Mes visą laiką save va šitaip va. Jeigu aš esu čia, man reikia padaryti tokius ir tokius dalykus, kad aš atsidurčiau čia. Deja dabar ir kuo toliau, tuo labiau tai nebeveiks, suprantat? Tas apskaičiavimas nebebus įmanomas. Nebebus įmanomas nužymėjimas tam tikrų punktų, kad pasiekti kitus kažkokį galutinį tašką. Nes tame pačiame momente, pabrėžiu, mes galime patirti viską. Ir tik tai būnant vertikaliame laike, tai reiškia konekte su savo dvasia non-stop kiekvieną akimirką. Ir buvime šitame momente, oi ta populiari frazė būti čia ir dabar, kiek dažnai žmonės ją kartoja. Tačiau ar tikrai realiai mes mokam būti šitame momente,
O laikas iš mūsų dabar prašo, kad mes būtumėm šitą momentą. Ir įsivaizduokite, kas atsitinka šitą momente. Šitą momente nėra mano praeities ir nėra ateities. Šitame momente nėra pinigų trūkumo. Šitame momente nėra konflikto su mano vyru. Šitame momente nėra kažkokia liga tenai ar dar kažkokie kiti dalykai, kurie atima mūsų dėmesį, mūsų energiją. Ir ką mes sukdami juos ratais ir vis apmastydami, iš tikrųjų visą laiką sukamės erdvėj savo dėmesio, įvairiuose laiko ir scenarijų variantuose, ne? Bet mes neturime ryšio su šiuo momentu ir su savimi tame momente. Išgirskite. Vadinasi, mokymasis būti šitame momente, neklaidžiojant savo mintimis į praeitį, kada, oi, aš buvau milijoną, aš turėjau milijoną eurų ir praradau viską. Nežiūrėti į priekį, blemba, kaip uždirbti man tą milijoną. Iš kur man gauti pinigų? Aš esu šitą momente, kuriame aš viską turiu. Ir kada aš išmokstu būti šitame momente, kuriame aš viską turiu, visi kiti dalykai vyksta beveik savaime. Žinoma, veiksmus reikia daryti, bet tie veiksmai gimsta ne iš plano. Irgi atkreipiu dėmesį į labai svarbų šito laiko momentą. Visi veiksmai, kuo toliau, to labiau gims ne iš plano, ne iš sugalvojimo, o iš impulso. Nes tik tai impulse yra ta dieviška kibirkštis ir ta energija ir ta pati gryniausia šitam momentui man būtina informacija, kad aš padaryčiau kažkokį tai veiksmą ir jėga tam veiksmui padaryti. Vadinasi, mūsų gyvenimas tampa visiškai nebeapibrėžtas. Mes kuo toliau, tuo labiau esame mokomi tiesiog gaudyti tuos momentus su tais impulsais, kurie ateina į mus, pasitikinti jais ir tokiu būdu eiti savo realizacijos, savo finansinio išsiplėtimo, savo gražių santykių ir viso ko keliu. Šitas momentas ir pagavimas to impulso man duoda patį teisingiausią sprendimą. Ir man nereikia eiti pas kitus paklausti, jeigu aš moku tą momentą išnaudoti tą impulsą išnaudoti tame momente, kuriame aš dabar esu. Tai irgi dar vienas niuansas šito laiko, vertikalus ir horizontalus laikas. Linijinis ir vertikalus laikas, kuris mane kviečia atsidurti tame taške, šitame momente. Bet nebeskirti tam baltam tušinukui tiek daug dėmesio, kada aš nuo A iki B suplanuoju, kaip aš nueisiu. Kada aš būnu rudo šepetėlio pozicijoje ir aš gaunu impulsą ir jis iki manęs ateina, aš esu momente, aš tiksliai žinau, ką man reikia daryti ir kada man daryti. Dabar daryti. Tai tikiuosi, kad jūsų protą pasiekė šitą žinutę, nes čia yra protui, sąmoningumo informacija. Kad jinai ateitų ir aiškiai įsisąmoninti ją, nes mes gyvensim taip. Kuo toliau, tuo labiau mes gyvensim taip. Dar vienas niuansas, žinot, toksai keistas visiškai. Žinot, tokį posakį, gyventi įsirėmus kojom į žemę, nušaknim į žemę, o rankom kaip medžių, reiškia, į dangų, ne? Ir tada ateina harmonija, bet vis dėlto akcentas eina ant savo žemės, ant šaknų. Tai pagalvokite apie tokią mintį, kad galbūt, aš čia tokia kaip prielaida sakau, nes man taip atėjo tokia informacija, kad ateina laikas, kada pagrindiniu vektoriumi tampa mano remimasis į dvasią ir iš to gimsta materija.
Tai tas posakis, kad remtis šaknim ir kojom į žemę ir rankom į dangų, truputėlį apsiverčia aukštyn kojom. Ta harmonija tarp jų turi būti, tačiau impulsas vis tiek ateina iš ten. Kaip ir minėjau prieš tai, tame pasakojame, tame momente apie veikimą iš impulso, taip ir čia mano visas vektorius eina į ten, į dvasią, į tą beribiškumą ir į tą energiją, kuri ateina iš ten. Ir tada aš jau kojomis remiuosi į žemę. Pagalvokite apie tai. Aš nesiūlau nieko priimti 100%. Jūs tiesiog paklausykite, ar jums tai vibruoja ar ne. Vibruoja, nevibruoja. Dar vienas šito laiko momentas, tai vibraciniai tokie bangavimai, kurie vyksta, gali vykti mumyse. Tai reiškia, kad kartais mano vibracija gali pašokti į viršų, sąlyginai į viršų, į kokios 7 dimensijos ir ateiti tokie pojūčiai, tokie vidiniai pojūčiai ir noras veikti iš viso to. Ir to atrodo, kad vos net nušvitimo bangos gali būti, ne? Tokios besąlygiškiausios besąlyginės meilės, kad visą pasaulį myli, ne? Bet lygiai taip pat tas šuolis iš viršaus gali labai stipriai į apačią kristi ir atsiranda pačios žemiausios vibracijos tam pačiam žmogui, kuris skraidė tikrai labai labai aukštai ir nukrenta labai labai žemai. Vėlgi, čia tas skirstimas, supraskim, sąlyginis. Mes jau ateinam į tą laiką, kai tų skirstimų nebelieka, bet vis dėlto mes dar, mūsų kalba dar, kad pasiekti protą, mums vartojami tie žodžiai, kad bent kiek kažkaip tai tą aiškumą suteikti. Bet iš tikrųjų tas šokinėjimas vibracijų tame pačiame žmoguje, kada jame ir naktis ir diena susijungia, tai taip gali būti. Ir tai tam tikro proceso dalis yra. Ir tas procesas, jisai, tiesiog tai integracinis procesas. Kada mes mokomės susilygiuoti su labai tos, reiškia, aukštos vibracijos, kurias mes pajuntame, tie beribiškumo, beribės meilės, tas jausmas, tas lengvumas, tas džiaugsmas, tai kas yra ten, tikrai anksčiau prie to prieiti galbūt sunku buvo, ir tik tai kai kurie žmonės galėjo, dabar mes vis dažniau galim, kiekvienas tai pajausti. Bet įsilaikyti tame nėra taip paprasta ir dažnai nuo to mes galime kristi žemyn ir tai nėra kažkas tragiško. Vyksta susilygiavimo procesas. Ir tame susilygiavimo procese, kaip ir žinot, paauglystėje panašiai, man toks palyginimas su paauglystė. Paauglystėje mes irgi būnam tame, tai mums ten spuogai kyla, tai mums nuotaikų kaita, tai čia yra hormoniniai tokie žemiški dalykai, bet lygiai tas pats ir su energetika vyksta, ir su mūsų vibracijom. Ir dar pamiršau pasakyti, kalbėdama apie tą momentą, kaip svarbu jame būti, tai jame nėra netgi programų, štai kas yra svarbu. Jeigu kada mes einame ir žiūrime į priekį, ką aš čia galiu padaryti ir savo proto pastangom, savo turimom žiniom, kurias per patirtį, per savo artimuosius įgyjom, ten žinom, kad čia yra, jeigu tu darysi taip, tau bus taip. Tai kada mes esam šitą momente, mes esam nulio fazėje. Čia nėra nieko, čia nėra jokių įrašų, suprantat? Ir kada mes esam toj nulio fazėje, mūsų nebeveikia nei praeitis, nei ateitis. Suprantat? Tai yra nuostabu. Bet tai reikia išmokti pasiekti. Tai, ką aš kalbu, tai yra iš ten atėjus man ta informacija, kuri turi integruotis į mano visą fizinę realybę, į mano sąmonę ir aš tai turiu įtvirtinti. Bet aš gavau tokią informaciją. Tai yra integracinis procesas, susilygiavimo procesas, kuris vyksta būtent štai šitai. Aš manau, kad aš tikriausiai papasakau viską, ką norėjau papasakoti, dar tik tai šiek tiek informacijos apie tai, kad taip yra webinaras, kuriame labai smulkiai, labai detaliai išdėsčiau viską, kaip paleisti seną ir drąsiai žengti naują, vibraciniai pokyčiai. Dabar tik tai maža dalis yra viso to, koncentruota tokia dalis, kai kas naujo, ko ten nėra, bet daugybė dalykų ten yra.
nes aš išgyvenau šitą procesą. Antras dalykas, aš planuoju šį ketvirtadienį surengti nemokamą webinarą. Webinaras bus apie mūsų sveikatą, apie gerą savijautą ir viso to ryšį su mūsų mintimis ir emocijomis ir jausmais. Kadangi aš buvau parašius tokį šitoj grupiai prašymą, kad man pasidalintumėt, kokios temos jums įdomios, ir buvo labai bent keli prašymai pakalbėti vėl apie emocijas, jausmus, mintis, kaip su tuo susitvarkyti, aš labai daug apie tai kalbėjau ir netgi webinaras galingas yra apie tai ir YouTube kanale pas mane yra. Ir čia jisai yra. Ir aš dar pakartosiu nuorodą, kad galėtumėt pasižiūrėti, jisai labai samus. Kartoti tos pačios informacijos nesinorėtų, nes norisi eiti vis tiek plėstis toliau, bet va tame sąlytyje su sveikata, nes daugeliu žmonių sveikata aktuali labai. Aš papasakosiu ir pasidalinsiu patirtim, kaip tie dalykai tarpusavį susisieja. Kaip mūsų sveikata priklauso nuo šito laiko ir kodėl tiek svarbu yra atrasti konektą su kūnu savo, per kurį eina visi šitie reikalai. Nes daugybė žmonių neturi ryšio su savo kūnu. Nors atrodo tą kūną visai popina ir liaupsina ir suteikia jam labai didelę reikšmę. Tačiau ryšio su kūnu nėra. Ir aš papasakosiu, kas tai yra ryšys su kūnu ir kaip mano mintis, mano emocijos, mano jausmai veikia mano fizinį kūną. Ir ne tik tai fizinį kūną, bet ir mano visą realybę, kuri yra aplinkui. Tai va, nesgi viskas viena, jūs suprantate. Tai aš informaciją apie šitą webinarą pasidalinsiu netrukus. Jis vyks Zoom'e, todėl reikalinga bus registracija, bet webinaras bus nemokamas. Ir dar viena naujiena, kuri bus spalio 31 dieną, tai atėjo mano informacija, impulsas tiksliau, padaryti webinarą, praktinį webinarą, rimtą webinarą apie įkvėpimą. Nes labai daug kas dažnai vartoja šitą žodį, bet aš apie įkvėpimą noriu kalbėti ne kaip apie kvėpavimo proceso dalį, bet kaip apie dvasinį įkvėpimą, ne? Tai webinaras vadinsis Jo didenybė įkvėpimas kūryboje, veikloje, kasdienybėje. Ir čia aš kalbėsiu apie universalius dalykus, kurie tinka tiek rašantiems žmonėms, tiek piešiantiems, tiek dainuojantiems, tiek turintiems savo veiklą, tiek netgi kasdienybėj, kur atsikelti, padaryti, valgyti. Jūs dažnai girdite, nėra įkvėpimo, ar patys dažnai tikriausiai sakote. Tai aš tyrinėju šitą temą ir nuo senų laikų rašymo, bet noriu su jumis pasidalinti praktikomis, kurios padeda giliau nerti į šitą suvokimą ir suprasti, kas iš tiesų yra Jo didenybė įkvėpimas. Tai tiek šiandien. Ačiū, kas buvot, kas žiūrės. Ačiū YouTube kanalo žiūrovam, kurie taip pat žiūrės šitą mano laivą. Ir dar kartą noriu priminti jums, kad mūsų dėmesys kuria ne tik tai mano, ne tik tai jūsų realybė, mano dėmesys, bet jūsų kiekvieno asmeniškai dėmesys kuria ir visų kitų žmonių realybės. Todėl būkime atidus tam, ką pasirinkam savo dėmesiu. Ir šiandien linkiu jums nuostabios popietės, linkiu jums geros nuotaikos, lengvumo ir tegul viskas vyksta pačiu geriausiu būdu. Iki.